futbolas yra žaidimas numeris 1 Europoje. Šitas gabalas buvo sukurtas senokai jau, žinau, prieš kokius 7 gal metus. Tuo metu labai vaikščiau futbolą, sirgau už Žalgirį Vilniaus ir už Lietuvos rinktinę. Ir gavosi tokia daina, čia buvo susišiekti, čia buvo ta daina, užsakymas buvo, tai buvo A lygos dainos, Radzevičius paskambino Maišui. Sako, reikia gabalą, pas man buvo tekstas. Ir padarėm gabalą. Ir gavosi hitinis, iki šioliai grojam. Visiems patinka. Buvo. Kai mes su keliais draugais sugalvojom sužaisti futbolą, tai prasidėjo, iš pradžių žaisdavom stadione prie Jėzuitų gimnazijos. Palaipsniui klubas kėlėsi ir jau prasidėjo tarptautiniai turnyrai tokiam kaip Tabuns festivalio Latvijoje. Žaisdavom tarpmiestinės varžybas ir paskui nusprendėm, kad reiktų įsiregistruoti į sekmadienio lygą. Tada jau, aišku, žaidėjai, kurie moka geriau žaisti, jau buvo atranka, tiesiog prasidėjo aukštesnis lygis ir, kaip sakoma, auksinė Vovos era. Su Vovai nuo pat pradžių, beveik. Tai kai pradėjo komanda, tai aš buvau vienintelis puolėjas, kuris žaisdavo. Paskui vartininkų išvaro su Prancūzija, tai pastatė mane visą komandą į vartus ir dabar stoju vartuose, vienintelis su vartininku. Su Voviniais, jo, žaidžiau už Vovą, paskui mane pašalino iš lygos, už muštynės sukeltas, nes ten šudinai biškai gavosi. Aistros labai užvaldė, tai teko susigrumti su priešininkais, ne futbolo. Tai va ir dabar, kaip tai laiko neturiu, per daug sporto ir nelieka laiko žaisti. Čia ir be manęs jiems nebuvai sekasi. Manau, kad vyrai dar žais ilgai ir sėkmingai. Ir sėkmės jiems. Ir tau, Pavlikai. Sužaidėm blogai labai vidurio gynėjai ir šiaip visi sužaidėm blogai, daugiau nežinau ką pasakyti. Stengsimės kitą kartą susijimti ir sužaisti tapyrais. Ir šiaip labai užda toks sportas. Ne. Va, čia yra sirgaliai. Kiti žmonės neįsivaizduoja, kad gali būti futbolas po tarp Bravo dainos. Mes kovosime kartu ir apginsime kartą.